Nerijus ir Neringa Laurinaičiai savo šeimos verslą ryžosi pradėti prieš 4 metus. Suvienyje ilgametę savo patirtį, kauniečiai nusprendė įkurti savo reklamos įmonę, kurioje kartu galėtų realizuoti savo kūrybinius ir darbinius įgūdžius. Aš gerai išmaniau pardavimus, vyras gerai išmanė reklamos rinką. Ir tokiu būdu galbūt pavyko, nes pradžiai mes, kaip sakant, ir dirbom dviese, ir važinėjom ir pas klientus, ir pristatinėjom save ir panašiai. Tai galima sakyti, kad mes dviese įrodinėjom, kas mes esam tokie ir ką mes galim padaryti kitaip. Ir paprasčiausiai dirbom lankščiai. Galbūt tas ir padėjo mums pritraukti tų įmonių, kaip sakant, tai kas yra dabar. Nes lankstumas mažų įmonių privalumas, iš tikrųjų taip yra. Laikui bėgant, gausėjant užsakymų, norėjosi plėstis. Tačiau sukurti vieną darbo vietą tokioje įmonėje anot Neringos kainuoja apie 3 000 eurų. Todėl buvo nuspręsta pasinaudoti verslumo skatinimo fondo priemonėmis. Pasinaudojom verslumo skatinimo paskola su Invegos garantija pirmaisiais metais ir galima sakyti, kad ta paskola mums tikrai palengvino darbą, nes turėjom lėšų ir darbo vietoms papildomoms sukurti ir apyvartinėms lėšoms, kaip sakant, sąskaitoms padengti, pagrindinėms nuomos, ryšio ir panašiai. Taip pat Neringa pasakoja, kad didelė dalis paskolos lėšų buvo skirta įsigyti programiniai įrangai, svarbiai kokybiškam ir efektyviam dizainerių darbui. Žinoma, pelningai išlaikyti reklamos agentūrą, pasak Nerijaus Laurinaičio, gana sudėtinga, todėl reikia stengtis nuolat klientams pasiūlyti kažką novatoriško, kitokio. Tu turi būti kažkoks kitoks, kažkiek tai išsiskirti, kažką kitaip daryti. Tai tie turbūt ir išlieka, kas kažką tai daro. Ar greitis, ar orientuotis į tam tikrą sritį. Šiandien 5 dizainerių komandai vadovaujantis Nerijus tvirtina, kad norint išlikti konkurencingiems reklamos versle, net ir užimant vadovaujamas pareigas, svarbu nuolat tobulinti savo techninius ir kūrybinius gabumus, dirbti su visais vienodai. Taip, jo, aš kuruoju daugiau gal kūrybinį, dizaineriam padedu, tarkim, ir pats daug dirbu prie tos srities, neapleidžiu, nes man, sakant, sustosi, tai ir prarasi sportinę formą, tai aš stengiuosi irgi sėdėti prie tų eilinių darbų, kurie ateina, tarkim, ar projektai nauji, padėti dizaineriams susigaudyti situacijai, išsiaiškinti užduotį, kuruoti tolimesnius darbus. Įmonės Gaumeiki kūrėjai džiaugiasi, kad per 4 darbo reklamos srityje metus jų klientėmis tapo didelės ir žinomos bendrovės. Į klausimą, kaip stengiamasi patraukti užsakovų dėmesį, Nerijus atsako atvirai. Yra 2 rodikliai – kaina ir dizaino darbai, kurie bene geriausiai atskleidžia įmonės kūrybos klodus. Klientas visą laiką akcentuoja kainą, kas kitą kartą ne visai įtakoja o kitas yra darbų pavežėjai. Ką mes per tuos 4-5 metus sukaupę, faktiškai parodo mūsų darbo rezultatus, mūsų veidas. Mūsų darbai padaryti. Realiai tu gali, aišku, įkalbinėti, tikinėti ir dar visai ten burt, bet jeigu tu neturėsi ką parodyti, ta prasme, tu niekas esi rinkoj. Nerijus Laurinaitis teigia, kad pinigai net ir daug kūrybos reikalaujančiame versle yra labai svarbus, tačiau norint išlaikyti įmonės savitumą, taip pat svarbu nepamiršti dizainerių noro kurti. Tad patys laukiamiausi klientai ne tik mokantys, bet ir suteikiantys daugiau kūrybinės laisvės. Kuo pelningesnis darbas, to jisai mums artimesnis, bet aišku, kaip menininkam, kaip kūrybininkam mums norisi ir aišku kitos pusės darbų. Įmonėje projektų vadove dirbanti Neringa teigia, kad nemažiau svarbu pritraukti ir tokius klientus, kuriems darbo atlikimo terminas nėra skubus. Tokiu atveju išlošia ne tik įmonė, bet ir užsakovas. Pas mus yra klientų, kuriems terminas nėra toks svarbus, tada galima ir lankščiai kainą suderinti. Darbų galbūt palankesnė klientui, nes jam nėra tai skubu. Jisai taip ir sako, kad galbūt atlikim tai, kada jūs turėsit, kai bus tas apkrovimas netoks didelis.
Pašnekovė teigia, kad sparčios įmonės plėtros su vyru kol kas neplanuoja, nes tai reikalauja didelių investicijų. Tačiau tikisi, kad kasmet pavyks praplėsti savo kūrybišką ir produktyvų kolektyvą bent po vieną narį. O jeigu prie to prisidėtų dar ir įvairios verslumo skatinimo priemonės, savo planus įgyvendinti būtų kur kas paprasčiau.